tiesiog mane čia užklupai, žinok, ravinčia visai. Dabar šitiek visko daug turi nurodyti, ką dar. Visam žinai, dabar turiu čia tavęs klausytis, kaip kalbėti. Gerai. Oi, kaip, šis labai įdomu. Rodyk iš arčiau. Gerai, žiūrėk. Net kavos pasakysiu, biškį dar atsigersiu, va. Nu, ir eisiu toliau dirbti, tikriausiai, jeigu leisi. Tu dar daug turi visko. Dar šito man nebereik, nebenaudoju, vat ir tokį man jau nebereik, ar reik, paimsi. Nu, paim, ką, man nebereik. Ką dar čia tau? Žiūrėk, kiek aš šitos gėlės jau atsiduodu, čia man padovanuoja, tuos kolegės prieš tai. Man jau nebereik, rodyk, ką tu gražiai gėlė. Rodyk. O, gerai, savo sūnų. Šis geras, aš jau viską sukasiu. Viską sukasiu. O tu vis dar rodai. Nu, tu daug daiktų turi prikaupus, eik tu. Rodyk. O, tas koks geras daiktas. Ne, man to nereik. Tavo tą napą imčiau tikrai paimčiau. Tas geras. Geras. Ne, tu nereik, Jėzu, kad tu daug prikaupus. Tai aš viską pabaigiau, Murzina, visą tu vis dar rodai. Dabar varysiu į dušą. Nežinau, gal papasakot, bet aš tikrai nežiūrėsiu, žinok. Aš jau iš po dušą, o tu vis dar rodai, aš nesuprantu. Ar tu žadi pas mane atsikraustyti? Jeigu tu man tik daiktų žadi, žinok, kad atiduoti man nereik, pas mane va daiktų yra. Aš tau sakau, varyk tu į turgelį, gegužės 15 dieną viską parduosi. Tikrai žmonėms reiks tokių daiktų. Nu ir kiti atvarys, visko parduos. Ir knygų, ir žaislų.